Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, Raudonasis Lapinas, ir taip jūs turbūt dabar labai esate susižavėję ir matot, kaip čia viskas yra pas mane gražu už mano nugaros. Tai šiandien jūs pamokysiu, kaip net ir turint pakankamai potato PC, įsirašyti tokį dalyką kaip irisas ir žinoma kartu dar su juo įsirašyti tokį dalyką kaip sodiumas, kuris padės jūsų kompiuteriui arba, na, sakykime, išvežti Minecraftą geriau negu išveža dabar, paprasta, arba leis įsirašyti shaderius ir žaisti 100 kartų gražesnį Minecraftą negu žaidžiam įprastai. Tai taip, nes jūs turbūt žinot, kad 2025 metai į Minecraftą kažkada turėtų išeiti ir pasirodyti originalus Minecrafto shaderiai, žodžiu, viskas jau reikia rimto kompo, tai nieko nelaukiam ir pažiūrim, ką mes čia galim susitvarkyti. Nors palaukiam turbūt. Aha, tie, kas jau žinot ir žiūrit mano pamokas, dabar aš jūsų paprašysiu paspausti mygtuką patinka. Jeigu paspausiu mygtuką patinka, būsi mano draugas. Gerai, viskas, lekiam mokytis, lekiam. Gerai, tai šiai pamokai reikės 3, max 4 dalykų. Tai reikės iriso, reikės fabriko ir reikės Fabric API. Šiaip irisas turėtų būti kartu su sodiumu, vat dar toj pabandysim, paeksperimentuosim, jeigu netyčia taip net nebus, neatsiras, tai tada dar papildomai reiks ir sodiumą įsirašyti. O kol kas aš labai greitai parodau, tai lekėt į savo naršyklę, prašot download iris arba download iris shaders, arba galite tiesiog įvesti nuorodą irisshaders.dev ir jums atvers tokį puslapį, tai tiesiog spaudžiam download now ir aš siūlyčiau pasirinkti Modrinth. Tai tada jums atsidarys būtent tokį puslapį, čia paspausit download, pasirinksit žaidimo versiją, aš darysiu ant pačios naujausios ir pasirinksit Fabric varikliuką ir tiesiog reiks paspausti download. Tai žodžiu labai viskas paprasta, galite rinktis ir kitus varikliukus, bet aš rekomenduočiau Fabriką, nes tiesiog viskas greičiau ir paprasčiau. Toliau varom į Fabriką ir Fabric'e jums irgi turėtų atidaryti būtent tokį puslapį, galite parašyti download Fabric, galite tiesiog fabricmc.net ir spaudžiam mygtuką download. Tada spaudžiam download for Windows ir jums jau iš karto atsiuntinės Fabriką. Ir paskutinis dalykas labai svarbus, tai reikia Fabric API. Tai paspaudus tą Fabric API, kur ką tik matė spaudžiu pavadinimą, tai atsidarys CurseForge'o puslapis. Tai vėlgi spaudžiam Files, išsirenkam mums reikalingą versiją. Čia versijų yra daug, galima pasižiūrėti, bet mums aktuali pati naujausia. Tai tiesiog spaudžiam 3 taškiukus, spaudžiam download file ir viskas Fabric API turim, kas reiškia, kad turim visus šituos 3 dalykus. Tai pradedam viską nuo Fabriko ir atidarys tokį vat langą ir čia turim client ir turim server. Nežinau, kodėl Nvidia galvoja, kad čia reikia jos. Tai va, tai būtinai pasižymim client, nes server čia būtų serveriai, o mes dabar dirbam su savo Minecraft'o žaidimu. Pasirenkam versiją vėlgi, kurios mes norim, visos versijos yra. Tai va, aš noriu naujausios. Loader version siūlyčiau nelysti, šiaip dažniausiai naujausia yra geriausia. Ir žinoma, paliekam, kad būtų create profile. Spaudžiam į install ir gaunam patvirtinimą, kad mūsų Fabric loaderis, apskritai Fabrikas buvo įrašytas. Ok, čia galim išjungti, tai dabar atsidarom savo Minecraft žaidimą. Ir nežinau, ką Minecraftas padarė čia su savo to launcheriu, bet kaip matot, aš labai daug visokių dalykų čia turiu pasidaręs. Tai va, tai jeigu čia jums nerodo Fabric loaderio, vadinasi greičiausiai kažkas įvyko negerai. Blogiausia atveju, jeigu jau nueinat į įdiegimus, ir įdiegimuose pasižymėjus modifikuotą, jums neišmeta Fabric loaderio, tada kažką atlikot ne taip. Bet jeigu išmeta, tada viskas gerai, mums taip ir reikia. Kaip matot, pažymėjau modifikuotą, nes kitaip, didelis balaganas, tai tiesiog, kad greičiau, aš sufiltruoju modifikuotą ir spaudžiam čia. Ir kai atsidarė mums jau visas šitas aplankalas, mums aktualiausias aplankalas yra mods. Įprastai pas jūs čia gali keistis, čia tiesiog mano iš anksčiau yra įrašyti, šiaip jie man nereikalingi, aš juos galiu tiesiog ištrinti. Tai va, tai ko mums dabar reikia? Mums reikia iriso ir mums reikia Fabric API. Juos įkeliam, viskas, dabar kol kas nuleidžiam, paliekam ir dirbam kitus darbus.
O kiti darbai tai yra, žinoma, sodiumas. Tai jo, aš pradžioje sakiau, kad galbūt sodiumo nereikės, bet sodiumo tikrai reikia ir be jo mes neišsisuksim niekaip. Tai spaudžiam download irgi, pasirenkam žaidimo versiją, aš išsirenku naujausią ir pasiemu Fabrik varikliuką, viskas labai paprasta, babam, viskas atsiuntė ir sodiumas taip pat turi keliauti irgi į tą patį mod failą. Tai dabar mes jo nusivažiuojam, išsitraukiam sodiumą ir tą sodiumą būtent įkeliam vėl į mods. O dabar, kai jau viskas yra sukelta, lekiam pasiieškoti shader packo. Na ir čia shaderiuose aš jau biškai apsižiūrėjau, apsispaudžiau, kad man reikia Iriso, Nvidia's Java Edition ir realiai čia jų netaip daug ir atsirado. Galbūt yra koks kitas puslapis, kuriame yra daugiau, bet man labai patinka šitie Bliss shaders, nežinau, labai graži nuotrauka atrodo, tai juos ir pabandom. Ir čia atsidarius, spaudžiam Jump to Installations tab ir kodėl mane nukėlė į viršų, tai kur čia atsiųst visą šitą šakar makar, ką žinau, how to install. Arba aš aklas, arba aš nerandu, kur atsisiųst. Jump to downloads. Gerai. Ups. Jo, aš tikrai buvau aklas. Tai suradom. Dabar tiesiog atsisiunčiam. Ok, turim. Įsidedam ant ekrano, kad būtų paprasčiau. Ir lekiam į savo žaidimą. Ir kai jau esame savo žaidime, tai keliaujam į žaidimas tinkle ir prisijungiam į savo žaidimų serverį. Tarp kitko, čia toks taip tik pastebėjimas, bet jeigu turite silpną kompiuterį, Minecrafto serveris, ypatingai žaidžiant su shaderiais, gali būti didžiulis išsigelbėjimas, nes kai jūs spaudžiate žaidimas vienam ir, žaidžiate, sakykime, Minecraftą vienas, visa pasaulio generacija, visas tas blokų užkrovimas yra nutaikomas ant jūsų kompiuterio, kas reiškia, kad viską turi atlikti jūsų kompiuteris. O kai žaidžiate tinkle ir serveryje, tuomet jūsų kompiuteris jau negauna visos šitos naštos, nes viską realiai užkrauna serveris. Ir to pasekoje jūsų žaidimas veikia gerokai greičiau. Nežinau, kodėl pas mane dabar tik tai 60 fps, gal dėl to, kad užkepinta yra. Galim pasižiūrėti. Taip, valio. Tai kaip matėte, aš čia ką dabar padariau, tai paspaudžiu escape, nustatymai ir vaizdo nustatymai. Ir kai va taip va jau pasikeičia visi šitie šakar makar, žinome, kad esam jau sodiume ir viskas veikia. Tai dabar aš tik tais greitai susižiūriu, kad čia pas mane nebūtų jokių šakar makar. Pas mane įjungtas V-Synkas. Jeigu V-Synką išjungiam ir didžiausias dažnių yra neribotas. Jo, spaudžiam apply. Tai dabar Minecraftas turėtų, kaip matote, FPS nemažai, nes turim sodiumą ir sodiumas yra baisiai geras dalykas, bet jau per daug užsišnekėjau, keliaujam į nustatymai, vaizdo nustatymai, shader packai ir kaip matote, čia kol kas pas mus nieko nėra. Bet mes galim paspausti Open Shader Pack folder. Ir štai čia atsidarys būtent Shader Packs toksai aplankalas, į kurį mes tiesiog paimam, bam, įmetam, uždarom ir grįžtam į Minecraftą. Ir Minecraft'e štai matysite atsiras shaderiai. Spaudžiam čia, spaudžiam Apply. Ir po šiokio tokio tikrai labai nedidelio ir nesukaus palaukimo matom, kad turim tikrai, sakyčiau, pakankamai solidžius shaderius. Ir žinant tai, kad aš tuos shaderius dar papildomai darau ir ant vaizdo nustatymai, taip turim 18 pasaulio dalių ir dar 12 simulacinis. Ir kiek mes FPS turim? Serverį mes turim solidžius 80, vietom 90, žodžiu, galima tikrai drąsiai žaisti ir nesukti galvos. Turėkite omeny, kad mano vaizdo plokštė nuo jūsų vaizdo plokštės kompiuteryje gali skirtis ir atitinkamai ir FPS skaičius gali taip pat skirtis. Dar turint galvoti, kad aš filmuoju. Bet jo, tai va tokius stebuklus daro būtent sodiumas ir kartu Iris shaderiai. Tai kad ir kaip būtų liūdna, bet mes Minecrafto seniai turim pripažinti, kad Optifine era jau numirė ir... žalė.
Ir žodžiu, jo, dabar turim sodiumą ir sodiumas veikia nepriekaištingai ir tikrai galima susirasti daug įvairių gražių shaderių su Iris. Tai tiek apie šitą pamokėlę, su jumis buvo aš Raudonasis Lapinas, jeigu jums patiko, būtinai paspausite mygtuką patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud, jeigu mane žiūrite kur nors kitur, būtinai paspauskite širdelę ir pasiekite Red Fox Cloud. Na, aš džiaugiuosi, kad žiūrėjote ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!